Brangieji Baltijos kelio dalyviai, čia šiandien po šventų mišių susirinkę žymiausiai mūsų miesto vietoj, Sukilėlių kalnelį, prie paminklo žmonėms padėjusiems galvą anam šimtmetyje už mūsų tėvynės laisvę, išlydėsime jūs į Baltijos kelią. Ne tuščiomis rankomis, o su šiauliečių palinkėjimais. Todėl leiskite perskaityti jums tokį liudijimą. Aš, Albertas Griganavičius, Viešpaties Dievo malonę, Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus tarybos narys, vyskupo Motiejaus Valančiaus, Blaivystės Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas, Baltijos kelio dalyvis, Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pavedimu liudiju, kad šiame štai ryšulyje yra surašytos ir sukrautos per 25 Baltijos kelio metus susikaupusios Saulės mūšio žemės, blaivybės pradininko Lietuvoje Šiaulių klebono Ignaso Štacho žemės, prisikėlimo apygardos partizanų krauju aplaistytos žemės, karų sunaikinamo ir kasmet atgimstančio Šiaulių miesto žmonių mintis ir palinkėjimai ateinančioms kartoms, kurias turime nunešti į mums skirtą Baltijos kelio atkarpą 335, 341 ir 344, 348 km nuo Talino ir įteikti Seimo kanceliarijos departamento parlamentarizmo istorijos skyriaus vedėjai Angonitai Rupšytei. Šią misiją atlikti įgalioju 1989 metais gimusi Šiaulių žemės sūnų, tarptautinių varžybų dalyvių, lengvaatletį bėgiką Justiną Beržanskį ir visą gražią jo palydą. Po to ir pasirašau Albertas Griganavičius. Šiauliai, Sukilėlių kalnelis, 2014 metų rugpjūčio mėnesio 23 diena. Palinkėjimo ir palinkėsiu laimingą kelią. Tai dabar, pagerbdami mūsų laisvės visus kovotojus, padėkime gėlės prie paminklo ir išlydėkime žygūnus į gražų kelią, mūsų laisvės kelią. Sėkmės jums, te padeda Dievas. Prieš 25 metus trys Baltijos valstybės kaip sesės ranka rankų visam pasauliui parodė vienybės stiprumą. Ir štai dabar Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliava. Pasitikime, na, o Lietuvos mūsų trispalvę neša Justinas Beržanskis. 29 metų Baltijos kelio metais gimęs jaunuolis, daugkartinis 1600 metrų kliūtinio bėgimo Lietuvos čempionas, 13 metų pasaulio universiados 8 vietos laimėtojas, 14 metų Europos lengvosios atletikos komandų čempionato 3000 metrų kliūtinio bėgimo rungties nugalėtojas. Tėvynė laukia jūsų naujų žingsnių, kuriais jūs patvirtintumėte, jog iš tiesų mylite tėvynę ir sugebate žvelgti jos ateitį šviesiomis, pilnos meilės, gerumo ir ištikimybės akimis. Šiandien meldėmės už visus, kurie dalyvavo šitame kelyje ir už tuos, kurie jau iškeliavo į amžino tėvo namus. Šiandien mūsų nedaug, tačiau Lietuva visa susivienyje maldoje ir trokšta, kad ypatingai jaunos šeimos pajustų tai, ką pajuto prieš 25 metus ištikimieji, susivienyje savo rankomis ir širdimis Baltijos kelyje. Prisiminkime mūsų dainuotas dainas ir motinos dainoje ištartus žodžius. Mylėkit Dievą ir tėvynę ir ženk dorybės takeliu. Tai mano žodžiai paskutiniai. Kaip juos pamiršti aš galiu. Tegul motinos žodžiai mums visiems įstringa į širdis ir veda mus tikruoju ištikimybės, laisvės ir meilės keliu. Te laimina jūs Dievas. Ačiū visiems. Žemė Lietuva.
O, netyčia išėjo gera nuotrauka. Matai? Sveikinėjimo toliau. Reikia einam su jumis, kas apsišarvuoti kantrybę ir parašyti. Einame jau. Gerai. Aš einu irgi, kad galėčiau. Čia visiems noriu apšviesti namus. Ačiū labai. Ant pėsčiųjų tako, susikibkim už rankų, bandykim nors trumpam pakartoti nors mažą atkarpėlę Baltijos kelio. O 19 valandą visi kartu sugiedokime Lietuvos himną. Ačiū Jums, kad aplankėte mus. Ir geros Jums kelionės iki kitų malonių susitikimų. Ko geriausios sėkmės Jums visiems.